Sveiki. Tai va, aš šnekėjau apie empatiją, šiandien pašnekėjom dar. Tai, kaip sakiau, empatija yra dalykas, kai žmogus gali suprasti kito žmogaus vaidmenį. Ir šiandien aš noriu tiesiog pašnekėti, daugiau minčių išlieti, tiesiog tokį minčių lietų padaryti. Tai mano manymu empatija yra labai svarbus dalykas dėl to, nes tiesiog žmonėms šiais laikais labai reiktos empatijos. Ir aš kažkaip, nežinau, nematau žmonėse tos empatijos daug. To tokio, nežinau, pabandymo užjausti, suprasti žmogų, kodėl jis tai padarė. Gal, pavyzdžiui, tam žmogui nėra labai gerai, nors gal ir atrodo. Pabandyti įsijausti, žinot. Iki to žmogus vaidmenį. Aišku, kaip sakau, yra situacijų, kai nereikia įsijausti ir bandyti toleruoti tam tikrą elgesį. Bet, pavyzdžiui, šiandien buvo toks atvejis, kad mes su mano draugu vaikščiojom ir tiesiog praėjom pro žmogų, kuris gulėjo. Ir aš, žinot, aš kažkiek supanikavau, nes aš tik galvojau, ką daryti. Ir aš taip apsisukau ir sako, ne, mes negalim tiesiog taip palikti. Aš sakau, šiaip jo. Aš nežinau, man tiesiog kažkoks automatinis buvo, bet šiaip iš tikrųjų norėčiau padėti jo. Jo. Ir dalykas yra tas, kad mes pasiėmėm ir paskambinom. Žinau, greitai pagalbą ir taip toliau, kad ką mums daryti, nes, kaip ir lauke ant žolės gulė žmogui nereikėtų jo. Mes beje buvom nuėję pažiūrėti, jis yra sąmoningas, jis, kažkaip sąmonę turintis žmogutis, tai, žodžiu, susitikėm, atvažiavo, viskas. Mes kol laukiam, kol atvažiuos, praėjo daugybė žmonių, niekas net nesusimąstė, kad gal reikėtų paskambinti, tiesiog pasižiūrėti kitų ir praėjo. Ir man tai yra labai liūdna, kad žmonės nenueina ir nebando padėti. Nes, tai yra laukiai fucked up. Jo. Taip neturėtų būti. Ir dėl to aš tokia tema ir šneku, kad, tai nėra teisinga, kai mes nebandom žmonėm padėti, ypač šitą situacijoje. Žmogui reikėjo tikrai padėti. Prie ko čia empatija apie tai, kad, šiaip iš tikrųjų aš galvoju, ar ši situacija empatijai tinkanti, bet tiesiog norėjau pasidalinti šitą situaciją. Ši situacija galėtų tikti tame, kad tiesiog, aš esu žmogus, kuris visada galvoja, ar aš norėčiau, kad, pavyzdžiui, dabar blaivių protų, jo, aš prie niekados negėrus, pasakau iš karto tokį dalyką, niekados nei vartojus, nei dar, bet jeigu būčiau jo situacijoje, aš norėčiau tikrai, kad kažkas paskambintų, iškviestų, padėtų man. Aišku, tas žmogus, kai klausim, reikia pagalbos, sakė, kad nereikia, bet, nebuvo ten labai matęs gerai, kad nereikia pagalbos, tai, jo. Tai, čia jau kažkokį dulkį pamačiau labai įdomu, tai išsigandau, bet jo. Žodžiu, aš manau, tiesiog reikia, šitą situaciją, kaip ir dabar pradėjau galvoti, kad sutinka visai, jo. Nes tu gali pabandyti pagal tokį, jeigu būčiau jo situacijoje, ar aš norėčiau, kad žmogus pakviestų pagalbą, kad aš negulėčiau tenais taip toliau. Aš pavazą norėčiau dabar, nes, blemba, kaip čia pasakius, tokio dalyko reikia kažkokios pagalbos taip toliau, nes, jo. Iš tikrųjų, vartojimas yra labai skaudi tema ir... Bet jo, kažkaip pristoju prie šio pavyzdžio, bet tiesiog noriu pasakyti, kad... Bet čia man buvo vienas iš tų pavyzdžių, kad tiesiog, žmonėm trūksta tos empatijos, to tokio supratimo, kad gal reikia padėti, o ne tai, kad oi, man nemalonu, man dar kažką, tai aš tiesiog išeisiu ir paliksiu. Nieko nedarysiu, apsimesiu, kad čia aš nieko nemačiau, čia kas čia dabar vyksta. Ne, guys, nedarykim taip, reikia kažkaip pabandyti suprasti tą dalyką, kad tiesiog turim kažkaip pabandyti padėti žmonėm. Ypač šitą situaciją, čia tai aišku buvo, kad reikia padėti. Tai iš tikrųjų labai taip įdomu. Bet jo.
Tai, kaip sakoma, po to leidom laiką kartu su to žmogum, su to žmogum, su kuriuo buvau, su kuriuo radom tą žmogų, tą vyrą. Tai tas vyras, nežinau, kaip ten baigėsi, tikiuosi viskas yra labai gerai, kad susitaisė, kad ten namo grįžo ir jo. Tai va, labai tikiuosi, kad linkiu ko geriausio tam žmogui. Tai va, iš tikrųjų tiesiog noriu pasakyti, kad žmonėms šiais laikais labai trūksta tos empatijos. Ir tai yra labai žiūro, nes, daugybė situacijų, aš prašiau, buvo situacijų, kur PVZ yra sunku. Sunku pagalvoti, kad, okei, gal tam žmogui sunku, kad gal tam žmogui kažkas tokio, bet, yra situacijų, kur labai aišku, kad reikia patarimų, reikia užuojautos, reikia dar ir mes jos neturim, vien dėl to, nes ta situacija mūsų neliečia. Ir man tai yra labai, labai nepatinkantis dalykas, nes mes turim kartais pagalvoti ir apie tai, kad gal kitam žmogui irgi, jeigu, kaip pasakyti, aš PVZ norėčiau, kad man kažkas padėtų. Aš norėčiau spręsti savo problemų visada viena, aš norėčiau, kad žmonės ne tai, kad mane paliktų ant ledo, plono ledo, kad aš jau laušiau ar dar. Tiesiog noriu pasakyti tai, kad mes turim pradėti galvoti ne tik tai apie tai, kad tai jam dar nėra taip sunku, tai ta čia nieko. Bet supraskit, tas nėra dar taip sunku. Gali būti tas būtent labai sunku ir po to. Ir dalykas, kuris mane labai užknisa apie žmonės, yra tai, kad mes nevertinam žmonių iki tol, kol jos turim PVZ. Tiesiog, arba nevertinam tų tokių minusinių dalykų. Pavyzdžiui, matosi, kad žmogui kažkas nėra gerai 100%. Daugiau negu turėtų. Ir mes vis tiek taip galvom, kad tai dar nieko čia tokio. PVZ su paaugliais būna čia tik paauglystė, bet po to gaunasi, kad žmogus užbaigia savo gyvenimą, pakeldamas prieš save ranką ir tada būna, kad ne. Čia žiūrus pavyzdys, žinau, bet tiesiog man gaila, kad žmonės pastoviai supranta tokius dalykus per vėlai ir po to nebūna nei tai pusiai gerai. Tai tiesiog man labai gaila, kad tiesiog žmonės yra tokie, kad mes tiesiog žiūrim tik tai į savo pusę, nebandom užjaust, nebandom ieškoti, kaip padėti kitam žmogui, nes tai mūsų neliečia. Ir bet yra toks dalykas, kad, pavyzdžiui, su manimi, man empatija yra labai, labai svarbus dalykas ir pas mane yra labai stipri, bet būna situacijų, kur jinai yra per stipri ir jinai gali pakenkti. Apie šitą dalyką irgi reikia pašnekėti, jinai gali kenkti. Kaip yra toks dalykas, kad žmonės pripranta prie tos tavo empatijos ir pradeda naudotis to dalyku, kad, pavyzdžiui, tai tu supras, ašgi suprasiu, ašgi galiu, jinai supras, aš galiu daryti beleką, jinai vis tiekgi supras. Ir žmonės po to, ir, pavyzdžiui, kai aš bandau jau augti kaip žmogus, tada žmonės pasiema ir taip, o kodėl tu taip pastoviai ginies? Nes aš anksčiau taip pasakydavau, okei, o dabar gal sakau, kad kodėl aš taip turėčiau daryti, taip toliau, ir tada suprantu, kodėl tu ginies. Dėl to, nes žmonės pripranta prie tų tavo gerų dalykų, nes jiems yra benefit. Ir po to jie žiūri nepripratę prie to, jie pradeda tave manipuliuoti tai, kad tu tipo pasijustum blogai ir tarsi tu čia kaltas. Tai yra tokių dėja žmonių ir tiesiog, kaip sakau, viskam yra ribos ir su empatija irgi. Ir, pati turiu šitą dalyką, kad pas mane empatija labai labai stipriai išugdyta iki tiek, kad tiesiog aš galiu savo kenkt, kas yra labai labai liūdnas dalykas, nes dėja, žmonės labai pripranta prie empatiškų žmonių ir tada pradeda jais manipuliuoti. Dėja. Tai šiandien matyt mano tokios mintys, tiesiog noriu pasakyti, kad žmonės galim išugdyti empatiją, kaip ir prie video sakiau. Empatija yra išugdomas dalykas ir jeigu jaučiatės kažkaip negerai ar dar su žmonėm, visada galite, kaip pasakyti, žinot, yra ribos. Aš turbūt nukrypau, žinau, labai atsiprašau. Yra toks dalykas, kad su tom ribom, kad jeigu jau matot, kad jūsų empatija jums kenkia, tie žmonės nėra labai geri, nes tie žmonės manipuliuoja jūsų empatiją. Bet visada bandykite pagalvoti, ar jūs taip elgtumėtės, jeigu jūs būtumėt. Nes šitą empatiją galima versti. Tai, kad
Jeigu tu būtum lygiai tokia situacija, ar tu tą darytum. Jo. Tai jo, šiaip mano pavyzdžiai gali būti labai įdomus ir taip toliau, labai atsiprašau už savo video kokybę, už viską, kas šitam video gali būti jums nelabai patinkantys dalykai. Aš tiesiog ir bandau uždėti savo mintis ir pakol kas neturiu labai geros įrangos filmuoti, įrašyti, tai labai atsiprašau už tą garsą, už tą kokybę video, tiesiog jo. Bet gal mes kažkaip sutvarkysim šitą dalyką greituoju momentu, greituoju laiku. Tai jo, tai labai ačiū, kad žiūrėjot, ačiū jums labai. Ir jo, tai susitiksim kitą video, bye!